jeigu yra užvaldomas vienas iš sudedamųjų komponentų, tai yra jūsų tapatybės komponentų, galima iš dalies apsimesti jumis, visiškai apsimesti jumis, arba galbūt iš dalies ten, kur jūs iš tikrųjų save identifikuojate, jums pakenkti vien dėl to, kad atsiras, likti ir jūsų klonas, pavadinkime, kuris yra nepilnai tinkantis visus jūsų parametrus, tai yra jūsų tapatybė. Labai svarbu žinoti tokius dalykus, kad visi elektroniniai jūsų identifikavimo duomenys yra identiški arba lygiaverčiai jūsų popieriniam duomenims. Ką aš turiu galvoje? Tai yra jūsų pirštų antspaudas, tai yra pirštų antspaudų biometrija, yra lygiai toksai pat įrodymas, kad esate jūs, tai esate jūs, aš tai esu aš, kaip ir jūsų pasas. Arba jūsų identifikavimo kortelė. Arba jūsų elektroninis parašas. Nes tik tai jūs vienas turite tokį parametrą, kuris atitinka jūsų identitetą. Situacija būna, kaip reikia išnaudoti, tai yra pasenusią technologiją kaip parašas, tai yra parašas ant popieriaus, arba kada reikia jums identifikuoti save elektroninėje erdvėje, mes naudojame įvairias priemonės. Tame tarpe mes naudojame ID korteles, mes naudojame elektroninius parašus. Daugelis iš mūsų, jeigu tai yra Lietuva, naudoja elektroninę bankininkystę kaip vieną iš priemonių save identifikuoti, nes prieš tai bankas kaip atsakinga institucija identifikavo jūs pagal popierius. Tai reiškia, yra tas tęstinumas. Registrų centras išduoda elektroninį parašą ir prieš tai jūs identifikuoja iš jūsų kitų duomenų, kad jūs esate būtent tas, kas jūs prisistatėte ir jums suteikia tokį elektroninį parašą. Tai todėl šitos priemonės lyg ir palengvina mums gyvenimą, lyg ir palengvina situaciją, kad mums galbūt daug dokumentų reikia siųsti elektroniniu būdu, taip, yra valstybės Europoje, kur balsuoti galima, taip, yra daug dokumentų, kuriuos mes tiesiog galime neišėję iš namų sutvarkyti. Tačiau yra kita medalio pusė, kai mes kūrėmės patys savo identitetą, tai yra kūrėmės patys save arba savo, pavadinkime, antrąjį aš, kuris yra virtualioje erdvėje. Tai yra visi elektroniniai parametrai arba elektroninės priemonės, kaip jūs galime identifikuoti, plus jūsų elektroninis paštas, jūsų nuotrauka, jūsų galbūt gyvenamoji vieta, darbas ir taip toliau ir taip toliau. Tai yra jūsų tas virtualus aš, kuris gyvena virtualioje erdvėje. Ir čia įsijungia situacija, kada virtualus aš ne visada būna tas tikrasis jūs, dėl to, kad jisai nėra paremtas jūsų kitais duomenimis, tai yra, pavyzdžiui, biometriniais duomenimis. Tiesiog vienas iš pavyzdžių galėtų būti Facebookas, taip, kur jūs susikūrėt savo profilį. Tai yra socialinis tinklas, kuriame jūs bendraujate kaip jūs. Tai yra jūs identifikuojat save kaip asmenį virtualioje erdvėje dėl socialinės integracijos. Tačiau yra begalė tokių žmonių, kurie arba apsimeta jumis, tai yra gali apsimesti jumis, arba apsimeta kitų asmenių dėl įvairiausių priežasčių, dėl kriminogeninių, tai yra nusikalstamumų, dėl galbūt prekyba nelegalia arba užsiėmimo nelegalia veikla, kaip pavyzdžiui prekyba kokia nors narkotinėmis priemonėmis. Dėl to, kad panaudoti phishing ataką, tai yra išvilioti iš jūsų tikruosius duomenis, kur galėtų panaudoti toliau galbūt identifikavimui bankui arba elektroniniam dokumentui. Galbūt yra tokia netgi žmonių grupė, kuri yra, aš pavadinsiu, ne visai sveiki, kurie norėtų būti tom, kom jie negali būti. Taip, tai yra jau psichologinės problemos prasideda. Ir galbūt dar yra dar viena grupė, kurie, nepabijosiu aš galbūt to žodžio, bet yra iškrypėliai, kurie save identifikuoja visiškai ne tom, kom jis yra. Tai, pavyzdžiui, vyras identifikuoja save kaip moterim, galbūt suaugęs vyras kalba su mažu vaiku per Facebooką, ne su mažu, bet su, tarkime, nepilnamečių vaiku per Facebooką identifikuodamas save kaip ten kokį 14-metį, tai yra jo bendramintį. Tačiau jo protiniai gebėjimai yra ženkliai didesni
ženkliai pranešesni prieš tą mažą vaiką, pavadinkime, arba apie tą nepilnametį vaiką, ir jisai gali manipuliuoti situaciją. Tai reiškia, viskas susiveda į tai, kad visi šitie duomenys reikalingi kontroliuoti arba manipuliuoti situaciją. Ir iš čia seka tik tai keli variantai. Vienas yra finansinės naudos mes siekime, kitas kažkoks tai galbūt psichologinės naudos arba savęs pasitenkinimo arba socialinės problemos savo sprendimo. Ir trečias tai yra paprastesnis būdas komunikuoti.